siekiam lygybės, dabargi tai madinga. O jis ištrenkė mus iš tos nuostabios planetos. Ir dabar nerandam savo vietos. O susirimavo. Koks bjaurus tas mūsų eksvaldovas. Oi, nežliump tik. Viską iš mūsų atėmė. Titulus, garbę, visą šlovingą mūsų gyvenimą. Ir jam dar negana. Ar tu klausai mane? Oi, nepanikuok tik. Ir toliau mus kankina. Kaip žiauru, taip gerai gyvenam, o ištrenkė jį. Kur čia jis mūsų apskritai ištrenkė kažkokią tai skylę? Aš tau sakau, nežliunk. Mes dar grįšim į savo planetą ir įvykdysim teisingumą. Taip. O tą patį valdovą ištrenksim čia, kur jis dabar nusiratsiu. Taip, ištrenksim. O kur jis čia mūsų atsiuntė? Kur čia mes esame? Palauk, man davė žemėlapį, aš turiu žemėlapį, va kažkokį tai viršininkas davė. Ne, teleportas. Koks tai va, čia skrydom pro Saturną, pro Marsą. Ai, Jupiterį. Palauk, va čia. O, papa. Matau, va, planeta Žemė. O, taip. O, ne. Vilnius kažkoks tai. Planeta Žemė, šalis Lietuva. Lietuvoj, va čia šalis Lietuva, čia gyvena labai, sako, nedaug žmonių. Mažesnis gal tik tai koks tai, nežinau, Monakas ar Vatikanas. Kas toksai Vatikanas, o kuris yra Vilniunentų? Kaip sunki ta žemiečių kalba. O tie žemiečiai kuo tiki? Tiki ateiviais? Palauk, aš tai pasakysiu, kuo jie tiki. Taip, jie tiki, visų pirma, štai šitais popieriukais. Čia labai, kuo didesnis skaičius, tuo didesnis tikėjimas. Taip. Kvailiai. Taip. Bet aš surinksiu. Gerai. Kad nešiukšlinti. Dar jie tiki, kad būdami už 1000 kilometrų ir rėkdami garsiai prie televizoriaus ekranų, jie paties mėgstamai komandai laimėti varžybas. Ligoniai. Taip, aš sakau, čia net ne liga, čia religija. Oi. Jie tiki stebuklais. Trečias dalykas. Jie taip pat tiki, kad jie išsivystė iš beždžionių. Oi, čia nepataisoma. Ne. Iš žemesnės gyvybės formos išsivystė aukštesnė. Teigiau viskas vyko atvirkščiai. Taip kaip su mumis. Su mumis, ta prasme, ką tu turiu omeny? Na, mes irgi buvom tokie nuostabūs, tobuli. O dabar tik nuostabūs. Taip. Bet tu nesijaudink, žinok, degraduoja visi, net ir žmonės. Čia taip pat užfiksuotas visoks nukrypimas nuo originalaus standarto, kuris aptemdė šitos žmonijos planetą. Viešpatauja tamsa. Tamsa, tai čia romantika. Romantika čia mums, o jiems tai jie yra čia nelaimingi. Nelaimingi? Tai čia šitoj skiliai bus liūdna, nori pasakyti? Liūdna, ne. Mes tai čia tikrai neliūdėsim, rasim, kaip pasilinksminti. Aha. O tai kur čia linksmintis? Ta prasme, kur čia mes? Kur linksmintis? Kas čia? Kur čia mes? Oi. Atsigręžk. Va. Nieko nematau, žarasojo. Bažnyčia. Amžinai nepataikom. Kodėl nepataikom? O gal kaip tik pataikėm? Kas tu toks? Kas tu toks? Kas tu toks? Kas jūs tokie? Mes, astronautai, kosmonautai, ateiviai. Ateiviai? Taip, aš visada žinau, kad egzistuoja gyvybė kosmose. Labai su jumis malonu susipažinti. Aš sielovadininkas. Kas toksai? Silinio. Kaip sunku ištarti jūsų žemiečių kalbą? Ką tai reiškia? Sielovadininkas tai asmuo pasišventęs pritraukti žmogaus sielą arčiau Dievo. Tai čia sielininkas. Sielovadininkas. Sielininkas. Na, teik, sielininkė. Tai ko nerimsti, sielininkė? Gali išsiverkti man ant peties. Oi, jūs net neįsivaizduojate, kokie šie bažnyčios žmonės yra nuodėmingi. Pažiūrėkit, koks ilgas yra jų nuodėmių sąrašas. Ir kaip man, paprastam mirtingajam, išspręsti visas jų problemas. Be šansų? Nebijok, tu esi ne vienas. Mes tau padėsim. Ne, skaitom. Taip sakant, išpažink jų visų nuodėmes. Kas čia parašyta? Pavyzdžiui, vienas jaunuolis. Va, ta savana.
Taip, tas. Sako, kad į bažnyčią ateina, bet jam tai neįdomu. Jam daug smagiau internete, prie kompiuterinių žaidimų, žiūrėti visokius filmus. Jis supranta, kad ne viskas su juo gerai ir jaučiasi nutolęs nuo Dievo. Taip. Na, kokia čia problema? Problema tame, kad jis jaučiasi kaltas, tai duoda 10 bažnyčiai. Tipo savo dalį Dievui atiduoda. Čia viskas okei? Taigi atneša paplovę pinigus į bažnyčią. Viskas su juo gerai, viskas gerai. Ne, viskas gerai. Pinigų čia neužteks. Ne. Taip. Norint, kad jis nejaustų kaltės, jam reikia ne tik tai pinigus aukoti. Jam reiktų mažiausiai išmokti, pavyzdžiui, 119 psalmę. Atmintinai. Taip. Ne. Visą psalmyną turi išmokti atmintinai. O taip ir dar jam reikės ant kelių šliaužti aplink bažnyčios pastatą, kaip žydai ėjo aplink Jerichą 7 kartus ir griuvo Jericho sienos. Taip ir šitam nelaimingajam reikės 7 kartus šliaužti aplink bažnyčios pastatą, kad griūtų kaltės sienos. Oi, gerai, sakai, broliai. Aš tau joks ne brolis, mes net ne giminės, mes net ne panašus. Ugnis ir ledas. Nu ką čia dabar? Na gerai, nesvarbu. Žodžiu, pasakyk tu jam, kad jis turės šliaužti aplink bažnyčią iki pažaliavimo ir tada nejaus kaltės. Ir po 7 apšliaužimo kaltė bus atpirkta. Tai man jam taip ir sakyt? Taip. Taip ir sakyk. Na, Toliau važiuojam. Skaitom. Nu gerai. Kitas klausimas – moteris. Oi. Štai dar vieno brolio skundas. Ką daryti, jei bažnyčioje mano akis traukia moteris? Ateinu ieškoti Dievo, o matau moteris. Oi, broli, juk Biblijoje yra atsakymas. Jeigu tavo akis skatina tave nusidėti, išlūpk ją ir mesk šalin. Mama! Nu tai dabar lūpsim čia visi akis ir mėtysim vienas į kitą. Ar mes čia kokiais viduramžiais gyvenam? Taigi nauji laikai dabar, skauda po galais. Žiūrėk, reiktų paklausti Dievo, o kodėl jis sukūrė moterį gražesnę už vyrą? Kodėl? Aš tai siūlau visą bažnyčią laikyti tamsoje ir tada vyrai žiūrės vien tik į Dievą, va. Oi, nežinau, bet juk tada ne tik moterų nesimatys, bet juk nieko nesimatys. Nieko. Bus daug traumų. Turiu kitą idėją. Raiščius vyrą man ant akių užrišt. O, nuostabu. Puiku. Raiščius, kam čia taip, kam išradinėti dviratį? Taigi galim pasinaudoti rytų išmintimi. Moteris tegul ateina ir apsigobė visą kūną dengiantį drabužį ir veidą tegul dar užsidengia. Taip. Oi, bet gal tik skarelio ant galvos užteks. Aš tai lieku prie savo versijos. Tai ką man jam atsakyti? Nu ką? Nu tai taip ir sakyk, moteris daugiau bažnyčio jo nebetrauks. Jo, ir viskas. Važiuojam toliau. Skaitom. Nestabdyk. Nu gerai, dar vienas klausimas. Pavargau tarnauti bažnyčioje, neberandu ugnelę širdyje, todėl noriu išeiti iš vaikų tarnavimo. Oi, suprantu, pats vaikų turiu su savais kaip sunku. Ką čia apie kitus kalbėti? Bet kaip gaila, kad tokie uolūs tarnautojai nori išeiti iš tarnystės. Taip. Vaikų tarnavimas, čia žinai, dvasinis Afganistanas. Čia. Su greitaja į ligoninę. Čia be psichologo pagalbos čia niekaip. Ne. Bet skaitykim, kaip parašyta. Va. Kaip ir kūnas be dvasios yra miręs, taip ir kūnas be darbų yra negyvas. Taip, jis privalo tarnauti. Tu ką, nori, kad jis mirtų? Sielininkė, jūs ką žmogžudys ar ką? Tikrai ne. Bet kas parašyta? Parašyta. Ai, prašymas atmestas, tegul ieško ugnelės pats. Viskas gerai. Palaukit. Palaikysiu. Na, Skambinu. klausau. Taip. Bėgu. Dar vienas nuodėmingasis nori man savo nuodėmės išpažinti. Bėg. Sėkmės. Ką čia darai, ar nežinai, kad negalima skaityti svetimų nuodėmių? Ne, žinojau. Nebent jos būtų
labai nuodėmingos. Oi, kvailys. Dažnai meluoju. O kas šiekinė? Sveiki, kas jūs toks? Aš diakonas. Aš atėjau ruoštis pamaldom ir ieškau sielovadinio. Ai, tai jis pabėgo. Pabėgo? Taip. O tai kaip man dabar pasiruošti pamaldom? O tai mes jums galim padėti. A, galit padėti? Taip. A, Mes esam sielų ekspertai. Taip. nu gerai, nu žiūrėkit, aš skaitau, niekaip nesuprantu. Nu, pažiūrėkit. Jo akivaizdoje bus surinkti visi tautų žmonės. Ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Nelabai man čia aišku. Gal taip pasakyti. Nu kas čia tau neaišku? Taigi čia paprasta. Čia tekstas apskritai apie gyvulininkystę. Tik tai aš siūlau, kaip specialistas, ožius pastatyti dešiniai, avis kairiai ir viskas. Ne, nu kokia čia gyvulininkystė, čia ne apie tai kalbama, čia apie žmonėsgi kalbama. Čia turim omeny, kad ožys yra vyriškos giminės, taip? O avis yra moteriškos giminės, taip? Tai reiškia, kad bažnyčioje avys ir ožys, tai yra moterys ir vyrai, turi sėdėti atskirai. Va. Palauk, tai ožiai dešinėje, avys kairėje, bet čia tikrai taip parašyta? Tikrai taip ir parašyta, nesigilinkit. Nuostabu, kaip paprasta aiškinti Bibliją, tiesiog skaitai ir vykdai. O va toks praktinis pavyzdys, tai tikrai paliks įspūdį jūsų klausytojams. Nu tai ačiū, ką? Ir už ko? Žinokit, kviečiu jūs į pamaldas šį sekmadienį, žinokit, aš pamokslausiu, tai... Oi, ai, Jaunimas sako, bus bomba. gerai. Žinokit, Būsim visą naktį lauksim. O sausainių bus? bus sausai, pats kepiau aš tos sausai. Atsargiai nenukris. Taip, žiūrėkit savęs. Tai gerai, žiūrėkit, aš pamokslauju, jūsų laimingi. Ate. Viso geriausio. Kas vėl tau blogai? Tu negalėjai televizoriaus išjungti, vėluojam į bažnyčią, per tave. Per mane? Nu. Taip pačia aš 2 valandas galvą ploviau, suknelę prie batų derinau. Tu Aš rimtai. noriu miego. Tu ne... Ar aš tau nesakiau telefoną namie pasilikti? Bent jau šitas. Mano telefonas. Dar šitam. Ir tas su telefonu. Ir dar mano. Ar jūs matot, su kuo aš turiu gyventi? Visi šitoj šeimoje prieš mane. Labas vakaras su naujaisiais metais. Kaip nuotaikėlės? Ko jūs čia kišatės į svetimus reikalus? Ir išvis, kas jūs tokie? Mes esam mes esam dvasiniai kaučeriai. Ir apskritai mes apsėdę šitą bažnyčią. Apsėdinės sėdim ant kėdžių šitoj bažnyčiai. Tėv, važiuojam greičiau atsibodam. Ką važiuojam, eini, sėsk į vietą. Tu matai? Visas į tave. Problema, vaikas nenori į bažnyčią. O ką aš tau sakau? Kiekvieną sekmadienį reikia eiti į bažnyčią. O kodėl kiekvieną? Kaip tai kodėl? Žiūrėkit, mes jūs pamokysim. Paimat lankstinuką. Nu. Ir žiūrit, kas kurį sekmadienį pamokslauja. Ir pasirenkat, kada geriau atvažiuoti, o kada geriau pamiegoti. O, žiūrėk. Šiandien duskės nereikės gaminti. Kaip gerai, kad šiandien atvažiavo. O ne, nu vėl tos supūvusios salotos pietums. Na, aš kaip nors jau atkentėsiu šį kartą. Ei, Taigi jūs turite sodybą. Kada pagaliau apsitvarkysit? Ką matydami tokį jovalą jūsų kieme pasakys kaimynai? Kokie jūs krikščionys? Jūs nevalos, ne krikščionys. va, o ką aš jam sakau? Žiūrėkit, galima daryti taip. Vieną sekmadienį skiriate apsitvarkymui, taip? Vasarą pjaunat žolę, žiemą sniegą kasat, šiukšlės išnešat ir visą kitą, taip? Kitą sekmadienį skiriate susitikimams su draugais, giminėm, pažįstamais, nepažįstamais.
Kitą sekmadienį skyrėte poilsiui. Nes ir Dievas sekmadieną ilsėjosi. Taip. O bažnyčia, bažnyčia pagaliau galima ir nuotoliu sudalyvauti. Taigi Dievas šiais laikais yra visur, net ir lovoje. Pala. Nieko aš nesuprantu. Tai tada ką? Bažnyčiai per visą mėnesį lieka tik vienas savaitgalis? Tik vienas? Tai jūs pozityviau mąstykit. Net vienas savaitgalis. Kiek valandų jūs būnat bažnyčiai? Jeigu pasisekė vieną, bet jeigu pamokslas užsitęsia, tai 2. Tėvoj! 2 valandos bažnyčiai. O kiek valandų minučių? 60. Kart 220. O kiek maždaug dienų jūs per metus ateinat į bažnyčią? 10. 20, tai jūs pagalvokit. 120 kart 20, kiek ten gaunasi? 90 000! Ir tada dar kart 60 sekundžių, tai tada kiek gaunasi? 1 800 000! 1 800 000 šventų akimirkų. Tėva! Kokie mes šventi! Ai, man tas jūsų šventumas visai nerūpi. O tai jaunuoli, kokia bažnyčia jums labiau patiktų? Taip. Gerai, visų pirma, kur būtų daug jaunimo. Vien jaunimas. Milijonai Maris. Vien jaunimas. Vien jaunimas. Kad būtų skanus maistas. Žmonių ten, ne žalias maistas. Nežalės. O mėsa. Kad būtų daug trankios naujoviškos muzikos. O, jo. Ir tada dar, kad kuo mažiau Biblijos. Truputį galima, bet žinot, aš visą žinau. Aš viršelio. Ir dar, kad kuo mažiau moralizavimo. Iš vis be moralizavimo. Demoralizavimą. Čia tai bent! Koks jaunimas auga! Čia tai bent alfa! Ką ten alfa? Čia sigma auga tik. Čia tai bent! Ar užsirašai vaiko idėją? Viską fiksuoju. Ja moralizavimą pridau. Einam, tėvai. Sveiki. Malonu matyt. Čia kad aukščiau Dievo, arčiau Dievo būtumės. Ačiū. Labas rytas, bažnyčia. Labas rytas. Dar kad, labas rytas, bažnyčia. Kaip jūs gyvena? Gerai? Kaip? Fantastika. Atsiverskime šventąjį raštą, dar žinoma kaip Biblija. Tai būtų gerai gal ne telefonuose, vis tik bažnyčioje esate. Taip, Mato Evangelija, 25 skyrius, 33 eilutė. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Čia ir sustokime. Noriu jūsų paklausti, kokias asociacijas jums kelia ši rašto vieta? Nesakykite. Aš pats žinau. Taigi skaičiau. Ir žinokite, jūs, kad ir ką jūs galvotumėte apie šią rašto vietą, jūs apsirinkate. Čia visai ne apie gyvulininkystę, kaip kai kuriems gali pasirodyti. Ne, čia visai ne apie tai. Čia apie žmonės, čia apie mus, čia apie tave. Čia apie mane. Pažvelgus atidžiau į šią rašto vietą, pasidaro viskas aišku. Visos moterys yra avys. O visi vyrai ožiai. Tad bažnyčioje
avys turi sėdėti atskirai nuo ožių. Įvartis! Jas! Taigi Ronaldo įvartis! Taip. Dievo žodis yra kaip tas pergalingas įvartis. Tai yra kaip kamuolys skrodžiantis priešininkų tinklelį, skelbiantis galutinį rezultatą, pergalingą rezultatą. Kaip džiugu, kad šiuolaikinis jaunimas taip atidžiai klauso mano pamokslo, ta prasme, tai tiesiog man net sušildo širdį. Taip, ačiū. Tai reiškia, juk pamokslas geras. Ar geras pamokslas? Ar geras pamokslas? Blogas? O kas blogai? Na nieko, viskas bus gerai. Na ką, gerbėmėjai, tai galbūt pratęskime. Laikas vykdyti Dievo žodį. Tad prašome visus vyrus į dešinę, o visas moteris į kairę. Kas čia per ereziją? Nu, Klaidžiamokslis, taigi čia neklausykit. neklausykit. Viskas atvirkščiai. Avis dešinėje, o ožiai kairėje, neatvirkščiai. Prašom vykdyti Dievo žodį. Taip. Einam, brangioji. Einam. Visą bažnyčią žiūrėkim. Nu čia tavo vieta. Sėdėk. Ačiū, pamokslas baigęs. Aš dar nebaigiau. Ačiū, prisėskit. Na kągi, o bažnyčioje liko dar viena dalis. Tai pasitarus su sielų ekspertais, buvo nuspręsta, kad bažnyčioje darysime mažiau nuodėmių. Amen. Todėl nuo šiol visos moterys ant galvų turės nešiot skareles. Užsidėkit. Nieko nebesuprantu. Taigi šiais laikais vyrų ir moterų teisės yra vienodos, lygios. Teisingai? Taip. Kodėl moteris turėtų būti skriaudžiamos? Čia vyram reikia. Ant akių. Raiščius užsirišti. Bus dviguba apsauga. Labai gerai. Duokit. Visas. Va, jums vieną prašom ryškitės. Mano vyrai, va tam. Tam tai dviejų reikės. Va, prašau, pasirinkit. Tau nereikia. Prašau, jaunuoliai užsiriškit skarelius. Aš čia per nesąmonę. Ateini į bažnyčią, tai ožio padina, tai akis užriša. Kas dar? O tuo metu maldos kambarėlėje. Viešpatie Jėzau, meldžio apreiškimo dvasios. Tegu būna surištos tamsos jėgos ir tegul ateina tavo šviesa į bažnyčią. Palaukit! Taigi mes čia kažką aiškinamės, bandome suprasti, bet juk mes kai ką pamiršome. Jėzų! Jėzų! Tik juo vieninteliu mes turime tikėti. Tik jį vienintelį mes turime garbinti ir tik jo vienintelio klausyti. O ne! Jūs paminėjo tą, kurio vardo mes netarėm. Greičiau, varom į kitą bažnyčią. Kaip varom, taigi mūsų surišo. Paskui mane. Greičiau, kol į kiaules nesuvarė.